registruotis. Registracija baigėsi, posėdėje dalyvauja 23 tarybos nariai, 2 nedalyvauja. Simona Vaicekauskaitė serga, Jonas Vilionis gal dar prisijungs. Taip, kad kvorumą turim, posėdį galim pradėti ir tradiciškai prieš posėdį noriu pasveikinti jubiliatus, gimtadienių šventusius tarybos narius. Ir gimtadienį šventė Rasa Juocevičienė. Na, jubiliejinį gimtadienį šventė mūsų tarybos narys Algis Marcinkevičius. Čia sveikinimą parašiau, Algi, sėkmės. Dėjuosi su metais jūs, bet nelabai pavyksta. Metus sunku pavyti. Ačiū. Taip, Ramūnas Buikus. Ir Loreta Jakinevičienė. Taip, sveikinam. Ačiū. Taip, jubiliatai pasveikinti ir grįžtame prie darbotvarkės. Darbotvarkę tarybos nariai visi turi. Klausimų nemažai, ataskaitos. Toks prašymas mano ataskaita, administracijos direktorės, turbūt šiek tiek daugiau skirsit laiko, o kitų mes esam jau ne pirmą kartą pristatinėjom. Porą minučių ataskaitai ir klausimai, turbūt toks formatas. Tai va, tai dėl darbotvarkės, ar turi pastabų, siūlymų tarybos nariai, nematau, tai kviečiu balsuoti ir pritarti darbotvarkiai. Balsavimas baigėsi, 21 tarybos narys pritarė, 2 nebalsavo, sprendimas priimtas. Tai darbotvarkę pasitvirtinom ir pirmas klausimas, atiduosiu posėdžiavimo vairą Aleksui, o aš einu prie mikrofono. Labas rytas visiems. Tai pirmasis darbotvarkės klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2025 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Klausimą pristato meras Alvydas Vaicekauskas. Mikrofoną įjungėt. Labadiena dar kartą. Na, labai greitai prabėgo dar vieni metai ir metas atsiskaityti. Galvoju, kad labai su ataskaita neįsiplėsiu, nes tų formatų ataskaitos buvę ne vienas. Pristatėm leidinuką, pristatinėjom seniūnijose ir tarybos nariai pagaliau mes čia kiekvieną posėdį diskutuojam, šnekamės, informuojam, mažumos valanda yra, kurios metu irgi atsakinėjam klausimus. Tai tokius elementarius dalykus gal ir perbėgsiu. Tai na, iš ties, planuodami visi biudžetą, visi norim, kad dėmesio centre mūsų būtų žmogus ir jo gyvenimo kokybė, sveikata, socialinė apsauga, tai visi mūsų siekiai ir nukreipti tam, kad atliepti. Dėl to daromos ir investicijos, rūpinamės, kad susiekimas būtų tinkamas, na, didelė ir labai svarbi dalis mūsų bendruomenės, jomis irgi reikia tikrai deramą dėmesį skirti ir labai didelis pasiekimas, kai
pavyksta bendruomenės įtraukti į mūsų visas veiklas ir priiminėti sprendimus, atliepiant į jų norus. Vis tiek turiu paminėti kelis biurokratinius dalykus, kurie matosi skaidriai. Iš ties potvarkių mano kaip ir sumažėja, tai čia lyg ir geras ženklas, kad administracinė našta lyg mažėja, galbūt keitimų mažiau yra. Tarybos posėdžio irgi matot, kokie skaičiai yra, priimtų sprendimų priimta gana procentaliai nuo paruoštų projektų gana daug. Tai turbūt irgi rodo, kad mes diskutuojam, ginčijamės ir svarbiausiais klausimais, visos bendruomenės klausimais mes randam bendrus sutarimus. Mažumos valanda irgi pagal įstatymą yra. Manau, kad opozicijos tarybos nariai jie pasinaudoja ir turi galimybę mums užduoti įvairius klausimus ir teikti įvairius pasiūlymus. Ir galvoju, kad tikrai ir posėdžio metu nėra pas mus taip labai įrėminta viskas, tarybos nariai visuomet turi galimybę pasisakyti, išreikšti savo poziciją. Taip, natūralu, kad kartais mūsų pozicijos išsiskiria, gal sprendimo būdai išsiskiria, bet galiausiai vis tiek džiaugiamės mūsų bendrais rezultatais. Tai biudžetas vienas iš rūpesčių mūsų ir mano visuomet pozicija yra, kad nedaryti ir mokestiniai baziai daug lengvatų, atleidimų, tiesiog, kad suformuotumėm tinkamą biudžetą ir galėtumėm užduotis vykdyti, kokias mums kelia rinkėjai. Tai ir praeitų metų biudžetą mes įvykdėm, nepaisant to, kad jį kelis kartus uždidinom, bet įvykdymas parodo, kad vis tik mes atsakingai planuojam biudžetą ir matot, net skaičių dalimis pataikom su jo įvykdymu. Nieko naujo nepasakysiu, asignavimų procentuotę jūs žinot, didžiausia dalis švietimui ir gal ir gerai, kad mes skiriame švietimui pakankamai lėšų. Pasakiau pakankamai, švietimo bendruomenė sakytų, kad dar jų reikėtų daug, bet turim kiek turim ir kitos sritys yra svarbios ir susiję ir negalima jų palikti užmaršty. Juolab, kad dabar dideli iššūkiai yra vykdant europinius projektus, kiekvienas finansavimo laikotarpis tolimesnis dabar jau reikalauja vis didesnio savivaldybės prisidėjimo ir matom ir dabar, kur padarėm jau projektus ir kur vykdom, tikrai lauks dar dideli iššūkiai dėl prisidėjimo, bet galvoju, kad gal mūsų verslas ir toliau dirbs sėkmingai, rinksime sėkmingai mokesčius ir galėsim įgyvendinti visus iššūkius. Čia gal pagal atskiras sritis, kaip mums sekėsi vykdyti surinkimą biudžeto, šitą irgi mes jau aptarinėję ne kartą, tai labai neįsiplėsiu, kai kurių lengvatų padarėm, dėl to gal biudžeto kai kurios eilutės renkamos ne taip procentais išreikštais viršijamos, bet numatyti ir kitokių sprendimų reikia. Susisiekimas turbūt viena svarbiausių mūsų sritis ir kai tarybos nariai susitinkat su gyventojais ir aš susitinku, tai tikrai problema numeris vienas aš įvardinčiau ir dėl to pastaruoju metu mes skiriam daug lėšų ir galvoju, kad pajudėjom šiek tiek susisiekimų su kelių priežiūra. Aišku, tų lėšų nepakanka, norėtųsi jų skirti daugiau, bet, kaip minėjau, ir kitų iššūkių yra. Tai, šalia kelių tvarkymo skiriam ir kitoms sritim pakankamai lėšų, apie būstų pritaikymą, apie socialinių būstų tvarkymą irgi norėčiau užsiminti.
Išties socialinių būstų šeimininkai verti geresnės kokybės būstų ir pastaruoju metu mes tikrai tų lėšų skiriame nemažai ir dažnai užsiimam ir sutvarkom iki galo tą būstą, kad ir šildymo būdą pakeisti ir kad atsirastų daugelį tų socialinių būstų ir vanduo, ir nuotekos, tai tikrai irgi nemažas iššūkis, su kuriuo pamažu mes tvarkomės. Tai apie kelius gal daugiau nepasakosiu, čia jau pasakota daug labai, apie renovaciją irgi galim tik tai mūsų savivaldybėje pasigirti, kad renovacija pas mus mes vieni iš pirmaujančių Lietuvoje. Koks iššūkis? Iššūkis galbūt renovacija, kad vyktų ir seniūnijose. To labai norim ir čia įkelta skaidrė iš daugiabučio renovacijos ir jo vaizdas po renovacijos, tai tikrai skatina ir toliau dirbti ir daugiau įsijungti ir įtikinti žmonės, kad jie tą darytų. Apie laivybą, turizmą irgi esam kalbėję, naujai įrengta prieplauka, norėtųsi, kad laivelių būtų dar daugiau, bet galvoju irgi šitie procesai pamažu įsisiubuoja ir laivavedžiai bent tikrai sako, kad padarėm taip, kaip jie ir tikėjosi su prieplauka. Dėl naujos technikos, automobilio atnaujinimo irgi neįsiplėsiu, tikrai jos nuolat įsigyjam, matyt toks laikmetis ir priešgaisrinės tarnybos dabar mūsų savivaldybės jau atnaujinti visi automobiliai, pasikeitė visai įvaizdis ir žmonių darbo sąlygos, aprūpinam automobiliais ir kitas įstaigas ir šiais metais jau yra nupirkti 3 elektriniai automobiliai ir einam modernizavimo keliu ir žalio kurso keliu. Šitoj skaidriai matomas nuotraukas, jūs irgi matėte tuos objektus gyvai, išties, manau, teisingi sprendimai, kad ir dėl archyvo pastato sutvarkymo ir įkurdinimo naujam pastate, tai ir Revonos mokyklos prieigos tapo ir tvarkingesnės, ir gražesnės, ir mūsų pastatas pilnai įveiklintas. Dėl pritaikymo pastatų žmonėms su negale, matyt, nėra ką labai ir kalbėti, tą linkme ir toliau turėsim žygiuoti ir mūsų visos įstaigos turėtų būti pritaikytos. Geras sprendimas, galvoju, kad ir Kranto gatvėje saugomų teritorijų patalpų priskirimas ir Tvicui ir patalpų sutvarkymas ir pritaikymas konferencijoje, jų užimtumas rodo, kad tikrai to reikia. Teritorijų planavimo gal tik užsiminsiu tai, kad aš visada buvau įsitikinęs, kad žemės tvarkymo funkcijas reikia atiduoti savivaldai, nes savivalda pati geriausiai žino, kaip tvarkytis ir pastaruoju metu mūsų architektūros skyrius tikrai labai daug dirba, žiūri laisvus sklypus, tai dviguba nauda. Mums mažiau priežiūros, sklypus įsigyja ir verslas, ir privatų žmonės, dėl to atsiranda ir papildomos investicijos ir ta grąža per sklypų pardavimą, per žemės nuomą, galvoju, tikrai naudinga. Tai aišku, laukia nuo 27 dar didesnis iššūkis, kaimiškų teritorijų perėmimas ir ten daug reikės pasiraitojus dirbti, nes tų žemių ir be sutarčių, ir dar negražintų žemių, nepabaigtų tvarkyti dokumentų tikrai yra, bet galvoju, kad ir kaip bus sunku, mūsų komanda susitvarkys ir dėl to turėsim dar mažiau apleistų sklypų, daugiau žemės nuomos mokesčio, dėl to visiems bus tikrai tuo geriau. Apie švietimą irgi labai plačiai nepristatinėsiu, nors labai svarbis sritis, apie švietimą pristatinės patys vadovai, kurie pateiks ataskaitas. Čia iš skaidrių matyt, kad džiaugiamės gerėjančiais ugdymo rezultatais, kurie parodyti skaičiais, o besikeičiančios aplinkos, atnaujintos aplinkos, galvoju, dar pagerins mūsų
vaikų ugdymą. Na, o tuos naujus projektus, manau, su taryba mes galėsim kada pasižiūrėti, iš ties yra ką pažiūrėti, aš galvoju, priėmėm irgi labai teisingus sprendimus dėl žiburio, STEAM laboratorijų, kad dastatėm priestatą, padarėm erdves, kurios, na, mano akimis tai tikrai tai, ko reikėtų ir kartais reikia drąsiai tą daryti ir padaryti iki galo. Tai tie iššūkiai laukia kitose ugdymo įstaigose. Vakar šnekėjom apie veiverius, didelis rūpestis dar ąžuolas ir kitos ugdymo įstaigos. Na, šiais metais Pasaka dar atnaujinta atvers duris, tai tikrai irgi, manau, bus kito lygmens visai ugdymo sąlygos. Tai čia daugiau nepasakosiu. Apie sveikatos apsaugą biudžete pas mus eilutėse ten tie skaičiai nėra dideli, nes, kaip žinote, sveikatą finansuoja ligonių kasos, ne mes finansuojam, bet investuojam į sveikatos apsaugą ir šiais metais vien tik iš savo pinigėlių investuojam į Veiverių PSPC. Paruoštas projektas per 25 metus ir šių metų pradžią ligoninės priimamojo priestato statymo ir ten, kiek mačiau, mūsų įsipareigojimus tikrai gana dideli, bet vėlgi tai pakeistų sąlygas. Socialinės sritis turbūt išlaidų prasme labiausiai augantis sritis, tiesiog besikeičiantys teisės aktai, kartais mus įpareigoja išmokas mokėti didesniam ratui žmonių, išmokas padidinti. Norėtųsi, kad tie sprendimai ir aukščiausiam lygmenį būtų labai pasverti ir tų išmokų tikrai kai kam reikia, socialinių paslaugų labai reikia, ypač paslaugų į namus ir jos plečiasi, bet vis tiek turim suvaldyti situaciją, kad tie žmonės, kurie vengia, kurie piknaudžiauja, jie irgi būtų įvertinti tinkamai ir neskatintų mūsų visos priemonės didesnio nedarbo, nelegalaus nedarbo, nes tikrai tai ir mūsų išlaidos ir negautos pajamos. Apie būsto pritaikymą aš jau minėjau, čia daugiau gal kalbėta iš programos, kur skirta ir iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir iš mūsų. Dar noriu šitą programą paviešinti, tikrai yra labai gera ir tie žmonės, kurie su negale gali pasinaudoti ir pasigerinti savo buitį. Gražėjantis ir besikeičiantys Prienų kraštas, norim labai, kad pritrauktų daugiau pas mus turistų ir vis tiek ambicija mūsų nekinta, mes norim tapti kurortinę teritoriją ir galvoju, čia tik laiko klausimas, kada tapsim, nes tie visi veiksmai, kuriuos darom, jie iš investicijų to projekto, iš studijos, kuri padaryta, ko mums trūksta ir galvoju, mes viską padarysim. Taip, kad čia tik tai reikia tikslingai to siekti ir galvoju, kad bus naudinga, ypač Prienam. Kultūra, apie kultūrą irgi norėčiau pasakyti, kad labai svarbi sritis ir tikrai žmonių savivertė dėl stiprios kultūros didėja, pasitenkinimas bendruomeninė veikla ir paskutinių ir praeitų metų indėlis ir dėmesys kultūrai, manau, buvo tinkamas ir pastebim gerų ženklų, ne tik tai Prienuose, bet seniūnijose, kur labai susibūrę stiprios kultūros bendruomenės, žmonės įsitraukia ir šiandien, penktadienį mes galėsim ir Prienuose pamatyti Veiverių kultūros centro miuziklą, kuris subūrė virš 100 vietos bendruomenės narių. Tai kažkas neįtikėtino ir tikrai svarbaus.
Tai apie religinės bendruomenės irgi paskutiniais metais jom dėmesys yra nemažas, jos aišku turi lūkestį dar didesnį, nes vis tiek religinėm bendruomenėm priklauso ir paveldo objektai, labai svarbus, lankomi objektai, tai manau, kad kai gaunam prašymus, norą susitvarkyti elementariai stogą, atsinaujinti, tai tikrai reiktų išgirsti, tai svarbi mūsų visuomenės dalis ir tą darom. Ir šiais metais daug lėšų ir dar jų nepakanka. Tai galvoju, čia dar ir ateityje tarybai bus daug iššūkių. Iššūkiai, apie kuriuos užsiminiau, tai iš ties jų turim. Tas pats visuomenės senėjimas, mažas gimstamumas, specialistų atskirų profesijų trūkumas ir jis kol kas tas trūkumas jaučiasi ir manau dar kai kur pasijaus daugiau. Kai kurie dėl to turim ir mes su taryba kartu atlikti kai kuriuos struktūrinius pakeitimus, reaguodami į tuos pokyčius visuomeniai ir tą darom, nes nieko nedaryti yra turbūt blogiausia. Reikia girdėti, jausti ir daryti tuos tinkamus iššūkius. Dar vieni iš iššūkių, aišku, ta pati geopolitinė situacija, daug pasaulyje įvairių rūpesčių ir jie persikelia ir mūsų visuomenė, ir mums. Ir man kaip savivaldybės vadovui didelis rūpestis, kad šitie įvykiai nepaveiktų verslo, kad nepaveiktų mūsų mokesčių surinkimo, nes tada visiems mums atsilieptų ir galvoju, kad tikrai būtų negerai. Tai vis tiek lankstus, nedideli mūsų verslai, jie geba prisitaikyti ir manau ir prisitaikys ir tikiu, kad mes ir toliau turėsim palankų biudžetą ir tuos iššūkius dėliotis. Viena iš turbūt irgi sėkmių, gal ir gerų naujienų, kurią irgi pristatė jau čia ne kartą, apie kelią Prienai-Kaunas, dabar pradėtos pirkimų procedūros ir jeigu pradėti bus darbai, jei neįstriks kažkur teismuose dėl rangovų parinkimo, tai tikrai ženkliai irgi pakeis mūsų krašto patrauklumą, o didelis gal ir mūsų pasiekimas ir džiaugsmas, kad pats projektas, kuris paruoštas tikrai toks, kokio norėjom, apie kurį svajojom, net gal slapčia kad mes turėsim 4 juostų kelią, su jungiamaisiais keliais ir dviračių taku nuo Prienų iki Garliavos. Tai tikrai, taip ir turėtų būti į priekį, su perspektyva, įvertinant, kad kai bus geresnis kelias, turbūt intensyvumas irgi padidės ir tikrai nereikės žvalgytis kurį laiką jį atgal. Apie projektus aš gal nepristatinėsiu, mes juos pristatysim dar kai kuriuos vykdom ar vykdėm jum gyvai, kai pasibaigs ataskaitos rudeniop, turbūt vėl paskirsim laiko išvažiuojamiesiem posėdžiam ir apžiūrėsim ir pristatysim. Aš čia gal įsiplėčiau daug ir apie kitus objektus, ir apie kultūros paveldą, kurio pastaruoju metu irgi skiriamas dėmesys, tačiau iššūkių dar yra ir turim ir pareigtų projektų, kurie bus vykdomi tiek iš ES, tiek iš mūsų lėšų. Ir čia jau kalbam apie seniūnijas, kur turėtų būti sutvarkytos prieigos ir prie Piliakalnių, įrengtos aikštelės, Balbieriškio parko sutvarkymas, tai irgi patrauks ir mūsų seniūnijų, sutvarkys infrastruktūrą dar labiau. Ir atėjau su ataskaita iki pabaigos ir noriu padėkoti visiems, kurie tikrai prisidėjo prie tų pokyčių mūsų krašte.
prie tų sprendimų, kurie kartais gimdavo po didelių diskusijų, dvejonių, bet gimdavo ir jie teisingi ir norėčiau palinkėti visiems ir toliau ryžtingai priiminėti sprendimus, kad mūsų kraštas toliau dar sustiprėtų, pasidarytų dar labiau patrauklus tiek norintiems čia apsigyventi, tiek čia gyvenantiems mūsų žmonėms, kad viskas už. Ačiū visiems ir lauksiu klausimų. Dėkojame merui už ataskaitą. Taip, tada dabar perklausim komitetų, tai apie visus galbūt darbotvarkės klausimus, tai prašau, švietimo komitetas. Šį ir visus tada pristatykit. Sveiki, kultūros švietimo, turizmo, sporto komitetas pritarė visoms ataskaitoms ir visiems klausimams, 22 klausimui su pakeitimais. Ir ačiū merui už bendradarbiavimą su komitetus, tarybos nariais. Ačiū Mindaugui. Ekonominės plėtros komitetas, pavaduotoja Rima Zablatskienė, prašau. Labadiena visiems. Tai ekonominės plėtros komitete taip pat buvo pritarta visiems klausimams, visais dalyvavusių komitete balsais. Ačiū. Sveikatos komitetas, Rita, prašau. Labadiena. Svarstėm visus posėdžio klausimus, visiems klausimams buvo pritarta. Ačiū. Aš pristatysiu bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto poziciją. Taip pat visiems klausimams buvo pritarta ir visoms ataskaitoms pritarta. Tai komitetų nuomonės išgirdom ir dabar prašau dėl pirmojo klausimo tarybos nariai klausimų. Pirmoji matau Loreta Jakinevičienė, prašau. Labadiena, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, posėdžio dalyviai. Aš turėsiu trumpą pasisakymą labai. Tai pirmiausiai noriu padėkoti merė jums, jūsų komandai už darbą, visiems savivaldybės darbuotojams, seniūnių darbuotojams. Ataskaita parengta labai išsamei, tikrai galime susipažinę su ją, sužinoti daug, kiek yra padaryta darbų savivaldybės, tai tikrai džiugu. Šiek tiek, kadangi pasikeitė merų ataskaitų pateikimo formatais, jie pavadinti rinkiniais, tai galbūt pasigendama tokio politinio vertinimo, nes jūs merė esate ir tarybos pirmininkas, užsiminėte, jog bendradarbiaujam, taip mes norėtum opozicija būti ne tik opozicija, bet ir tokiais patikimesniais partneriais, dėja kartais sekasi sunkiau, kartais lengviau. Tikimės, kad šie metai bus dar produktyvesni. Tai tiek. Na, o dėl pačios ataskaitos, tai pirmiausiai tikrai didelį dėmesį įskyriau ir asignavimams, taip švietimui yra didelė sritis. Jūs dabar pačioje ataskaitoje paminėjot, kad šiek tiek tikrai mažokai, gal atrodo tik tai 2,28% sveikatos apsaugai, nors sveikatos apsauga tikrai gyventojams yra labai svarbi. Tai manyčiau, kad tas indėlis į įstaigų renovavimą irgi yra svarbus. Tačiau galbūt reikėtų, nežinau, čia ar sveikatos kaip įstaigos prisistatys, kokia jų finansinė padėtis, nes dabar ir žiniasklaidoje mes girdime, kad sunku įstaigom išsilaikyti, galbūt etatus išlaikyti, nes etatai reikalingas slaugytojų, nes tikrai poreikis didelis, tai galbūt savivaldybė ir daugiau atkreips dėmesį. Na, dėl socialinių būstų taip, viskas tvarkoje, savivaldybė skiria dėmesį, tačiau dar ir auditorės ataskaitoje teko skaityti, kad vis tik eilė sunkiai mažėja. Mes, nepavyksta mums tų eilių sumažinti, tai galbūt kažkokią ypatingą įžvalgą šiais metais reikėtų atlikti, kad tos eilės mažėtų. Dėl švietimo taip ir švietimo įstaigos prisistatys, mes dar trumpai ir jų paklausim. Iš tikrųjų, mūsų mokyklos renovuotos, šiek tiek gal neramina mokytojų trūkumas. Aš siūliau ir praėjusį kartą, kad galbūt teikti pavėžėjimo paslaugas kitos savivaldybės ir per atlyginimų didinimą, ar Marijampolės savivaldybės buvo pristatyta padėtis galbūt sklandžiau. Tai tikrai darbai vyksta, ir jums sėkmės pabaigti kadenciją. Aš nežinau, ar čia jau paskutinį turbūt ataskaita jūsų kaip merų, gal bus ir kitų ataskaitų.
Ir aš dar keletą paskui užduosiu klausimų. Tai ačiū Jums ir visai komandai, ir visiems tarybos nariams. Ačiū. Loretai. Galbūt daugiau. Algis Marcinkevičius, prašau. Labadiena tarybos nariams, svečiams. Frakcijos vardan Lietuvos vardu pasisakymas ir vienas klausimas bus. Tai taip, nuo šios kadencijos tikrai socialdemokratai įgavo absoliučią valdžią, galima tą drąsiai sakyti, ir manau, kad to pasiekoje merui ne tik tai darbai sekėsi taip, kaip jisai juos sumanė, bet ir jų priėmimas buvo absoliučiai jų atsakomybėje. Ir man kažkaip vis tiek atrodo, priimant tokius sprendimus kartu su meru, su visa valdančiaja koalicija, tikriausiai šiais metais reikėjo daugiau diskutuoti, daugiau įsiklausyti ir pamėginti paanalizuoti, šiek tiek pažiūrėti į priekį. Tai mano manimu, praeitų metų tokie sprendimai kaip mokyklų tinklo optimizavimas ilgalaikiai perspektyvoje bus vienas blogiausių priimtų sprendimų ir tas pasekmes pajus ypač kaimiškos teritorijos mūsų savivaldybėje. Taip pat tenka apgailestauti, bet vėlgi niekada nebuvo išgirsta, kad atkreipkime dėmesį į tas ataskaitas, kurias teikia institucijos. Tai kaip pavyzdį pasakysiu, Visuomenės sveikatos biuro vienas iš požymių, kad toje srityje reikia veikti, tai savižudybių srityje, ir čia prevencinių jokių veiksmų vėlgi nei biudžeto planavime, nei kitose programuose vėl nesimatė. Tai kažkaip irgi atrodo, kad turėdamas meras patirtį šitoje vietoje taip pat turėjo daugiau skirti dėmesio. Taip pat, kaip ir nekartą esu minėjęs, lėšų skirstimas miestui ir kaimui, jisai ir nepamatuotas ir neadekvatus, kas irgi ateityje turėsime ir jau turime pasekmes, kai kaimuose žmonių mažėja, ypač jaunų šeimų besikūrenčių. Tai ir bendruomenių finansavimas, sportinės veiklos finansavimas, kur neskatina ateiti jaunų žmonių gyventi, ten patogiai gyventi, taip kaip gyvena miesto žmonės. Vienas dar irgi, mano manimu, blogų sprendimų, tai PSPC perkeliamas į miesto, galima sakyti, centrą, kur investicijos milžiniškos ir jos tik tai didėja, o rezultatas tikrai to neatspindės ir tą patį galėjome padaryti kur kas pigiau esamoje teritorijoje. Taip pat reikia paminėti, kad ir politinė prasme labai nereikėtų, mano manimu, taip daryti, kai vien tik tai valdantieji atstovauja absoliučiai visose pozicijose, kur tik tai įstatymas nedraudžia arba nenurodo kitaip. Ten, kur įstatymas leidžia, taip mes esame ten opozicijos lyderis, etikos komisijos pirmininkas, bet visur kitur jūs visą laiką susidėliojate savo žmonės. Galima pagalvoti, kad iš opozicijoje esančių žmonių nėra nei minčių, nei idėjų, nei galimybių atstovauti savivaldybei. Tai ir darbo grupės, ir komisijos, ir komitetų pirmininkai, ir pavaduotojai. Tai toks visiškas uzurpavimas, aišku, jums suteikė galimybę, kai jūs įgavote absoliučią valdžią. O iš tokių mano pastebėjimų stiprių vietų, ko galbūt visoje Lietuvoje nelabai ir rasime gerų pavyzdžių, tai yra kova su apleistais pastatais. Čia aš įsitikinęs, kad lyderiaujame ir labai gerai tvarkomės ir tokia linkme eidami tik tai gerėsime ir gražėsime. Taip pat pagirtina, kad formuojate stiprią komandą, pats esate reiklus savo ir kitiems, todėl komandos visose lygmenyse suformuotos labai stiprios, tiek administracijų, tiek politinė komanda. Ir pats tas atstovavimas tikrai solidus, negėda matyti, girdėti mūsų merą atstovaujant televizijoje ir kitose priemonėse. Tai mano tokie pastebėjimai. O klausimas toks, kas manote jums nelabai pavyko per praeitus metus, čia klausimas tradicinis, bet vis tiek savikritiškai gal įsivertinsit. Tiek. Ačiū Algiui už komplimentus ir už pastabas.
iš ties, kaip aš minėjau ir ataskaitoje, kartais mūsų pozicijos įsiskiria ir čia turbūt natūralu, kaip ir šeimoje, ir gyvenime. Kartais tuos pačius darbus planuojam kitokiais metodais ar kitais keliais, tai skirtingi žmonės turbūt ir čia normalu. Kas nepasisekė, tokių didelių praradimų ar kažkokių nusivylimų nebuvo. Man visuomet norėjosi, kad darbai, visi, kur šito finansavimo laikotarpio etapo darbai, kad jie judėtų greičiau ir jau turėtumėm kai kur daugiau rezultatų. Nors jei lyginam regione, tai mes irgi čia neatsiliekam, vieni iš geresnių, nes kai kurios darbus pradėjom dar neprasidėjus finansavimo laikotarpį ir suprojektavom ir galvoju, ir ateityje tą reikėtų daryti, pasiruošti jau dabar dirbant, kai kur reikia išgryninti idėjas kitam finansavimo laikotarpiu, kad nereiktų paskui ten ilgai blaškytis, nes jūs irgi suprantat, kad mes irgi turim visas procedūras atlikti iki galo, tarkim, kaip ir tako įrengimas, koks pakrantė Nemuno, daug visokių gamtosauginių kliūčių, kurios nėra paprastai padaromos, bet kai darai nuosekliai ir padarai. Tai vat, to norėjosi gal, dėl to dar nemažai darbų persikels ir į 27 metus ir ką jūs čia minėjot, kad gydymo sveikatos apsaugai mažai pinigų, bet mūsų eilutės ne viską parodo. Tarkim, jeigu įskaičiuotumėm pinigėlius, kur investavom į pirminį sveikatos centrą per investicijų programą, kur įrengiama aikštelė, ta skaičiuoklė būtų kitokia. Arba jeigu suskaičiuotumėm pinigus, kiek sveikatos įstaigos gauna per ligonių kasas, tai mūsų biudžeto su eilutėm lyginant irgi atrodytų turbūt neblogai. Kita vertus, sveikatos įstaigos dabar pateks į 27 metų daug iššūkių, mačiau tik tai, tarkim, ligoninės projekto vertė apie 2,7 milijono, o Europos finansavimo 900, nepilnas milijonas. Tai įsivaizduokit, kiek bus rūpesčių, bet juos susidėliojant reikės padaryti ir nėra kito pasirinkimo. Tai, viskas padaroma tiesiog nelengvai, kaip jūs minėjot, su stipria komanda, tikrai komanda pačios administracijos stipri, gali pasikliauti ir ką pavedi, gali patikėti, kad padarys. Tai didžiausia sėkmė turbūt. Taip, tarybos nariai, ar yra norinčių? Taip, Arūnai, prašau. Gal veikia da. Labas rytas visiems susirinkusiems. Aš manau, kad šiandien šitas posėdis praeis gražiai, švelniai. Rudenį išaiškės visus problemus, kadangi prasidės rinkimų šou ir manau, kad kandidatai į merus iškels visas problemas. Aš tik tai norėjau pasakyti, meras, jūs džiaugiatės tuo projektu, kuris jau pagaliau pajudėjo, tai Alytus Prienai Kaunas kelias ir manyčiau, man teko 2009 su buvusiu susisiekimo ministru Butkevičiu Algirdu susitikti Kaune. Amžinatilsį buvo meras Zinkevičius gyvas ir mes tada kalbėjom ir sakė, jau bus padarytas kelias. Tai dabar, žinot, įdomu, turbūt prieš rinkimus visi kabinsis medalius, kad visų indėlis į tą kelią atsirado jų dėka. Bet aš manau, kad praeitos kadencijos Seimo nariai, keletas Seimo narių, jų dėka, politinė valia atsirado, jų dėka tas kelias pagaliau atsirado ir gavo eigą. Tai aš manyčiau reiktų paminėti ir padėkoti tiem žmonėm, nesvarbu, ar ten savi, nesavi, bet jeigu žmonės daro gerus darbus ir visiems rajono gyventojams, tai tik reikia pasidžiaugti jais ir jiems padėkoti. Ačiū. Ačiū Arūnui. Loreta, prašau, jūs keliat ranką. Jo, aš noriu dar keletas, kaip ir sakiau, klausimų iš tikrųjų, bet dar šiek tiek reaguosiu ir į
ir į Arūno mintį, kad iš tiesų reikėtų kartais netampyti tos paklodės, kas dabar matos ir socialiniuose tinkluose, tarsi kažkieno tai nuopelnai. Aš manau, kad taip, yra mero komandos, bet yra ir tarybos narių, ir buvusių narių nuopelnai. Ir aš iš to dar paklausiu tokį klausimą, čia buvo irgi tokia akcija, buvo rinkamos draugiškiausios šeimai savivaldybės, tai aš kažkaip sureagavau į tai, nes aš manau, kad ir jūs teigiat, ir mes matom, kad mes tikrai priimam labai gerus sprendimus šeimom. Tai kokių kriterijų, merė, pritrūko, kad mes vis tik netapom prie tų draugiškiausių savivaldybių finiše? Oi, nedalyvau tam vertinime, negaliu tiksliai atsakyti, ministerija rinko, ne visada turbūt mes galim laimėti, ateis mūsų ta šlovės valanda, nes socialinė sritis tikrai, manau, stipri mūsų, tų paslaugų įvairovė, paletė visa, tai mes, kiek šnekėjau ir su ministrė, tikrai esam prieki, bet šį sykį gal nepatekom, pateksim kitais metais. Svarbu, kad tikrai skiriam dėmesio pakankamai, manau. Užsiminėte dar vienas klausimas, kad iš tikrųjų turit ir savivaldybėje stiprią komandą, bet aš čia jūsų pačios ataskaitos jau pabaigoje yra įvardyta žmogiškųjų išteklių trūkumas. Tai vis tik kokių žmogiškųjų išteklių trūkumas yra pas mus? Tai aš šiek tiek minėjau, kad mums mokytojų trūksta, iš ties tą turim pripažinti ir ta problema nemažėja, dar gali jį pagilėti. Trūksta kai kurių profesijų medikų, šeimos gydytojų, kur irgi reikėtų, bet mūsų gera geografinė padėtis, jeigu pagerės infrastruktūra, padės šiek tiek mums spręsti tą problemą. Aišku, reikės kažkokių ir mūsų priemonių galbūt, kad atlaikyti konkurenciją su kitom savivaldybėm, nes čia dažnai būna dėl tų profesijų, kad vieni paklodę tempia nuo kitų ir kai jų trūksta, tai ir toj konkurenciniai kovoj turi būti pasiruošęs dalyvauti. Tai merė, ačiū Jums už atsakymus, ir aš atvira pasiūlymui, kad vis tik tie mokytojam už pavėžėjimą galbūt ir surastų savivaldybė, tai gal šiek tiek ir įsispręstum problemą. Ačiū. Aš visada galvoju, kad žmonės pritraukti reiktų atlyginimais. Tai, Buvo antras dar ir atlyginimai, manau, šiandien nuskambėjęs. Jo, nes pavėžėjimas truputį iškreipia tą situaciją. Bet kitos savivaldybės pakankamai. Kiti daro, tai nebūtinai, kad kiti daro, žinot, kiekviena savivaldybė specifika yra ir, tarkim, kai kurios savivaldybės, pavyzdžiui, panaikinę bilietukus autobusais. Aš galvoju neteisinga, geriau papildomas maršrutas į kažkurią seniūniją, kur nėra visai, negu dar daugiau nuolaidų ten, kur mes rūpinamės ir dotuojam. Tai, čia irgi reikia kartais nevažiuoti pasroviui, o turėti ir savo stuburą. Tai ačiū, mano klausimai 2. Ar bus daugiau? Ar yra daugiau klausti norinčių tarybos narių? Nemačiau pakeltų rankų, tai tada pasiruošiam balsavimui dėl pirmojo klausimo. Galim balsuoti. Taip, tai tada kviečiu balsuoti ir pritarti ataskaitai. Prašau. Vyksta balsavimas. Balsavimo rezultatai. Taip, 23, vienas nebalsavo, ataskaitai yra pritarta. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū visiems tarybos nariam, balsavusiem ir pritarusiem ataskaitai. Truputėlį užkimau. Ir tęsime posėdį toliau. Antras darbotvarkės klausimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2025 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pristato Jūratė Mickevičienė. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, merė, kolegos, svečiai. Teikiu 2025 metų Prienų rajono savivaldybės administracijos veiklos ataskaitą.
Praėję metai buvo intensyvūs tiek dėl projektinės veiklos, tiek dėl kasdieninių savivaldybės funkcijų užtikrinimo. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas gyventojams svarbiausioms sritims – švietimui, socialinėms paslaugoms, infrastruktūrai, investicijoms ir viešųjų paslaugų kokybei. 25 metais savivaldybės administracijos biudžetas augo nuo 19,9 iki 26,4 milijono. Biudžeto augimą lėmė papildomai pritrauktos valstybės ir ES lėšos bei aktyvi projektinė veikla. 2025 metų veikla buvo orientuota į 5 pagrindinės kryptis – švietimo ir bendruomeninės stiprinimą, infrastruktūros gerinimą, investicijų pritraukimą, ekonominio aktyvumo skatinimą, modernų ir efektyvų valdymą. Didelis dėmesys skirtas ne tik einamųjų funkcijų vykdymui, bet ir ilgalaikiams projektams, kurie formuoja rajono ateitį. Svarbi kryptis buvo išorinio finansavimo pritraukimas ir projektų įgyvendinimas, nes tai leidžia savivaldybei įgyvendinti didesnės apimties infrastruktūros ir paslaugų projektus. Švietimas. 2025 metais švietimo srityje didžiausias dėmesys skirtas ugdymo kokybei, moderniai mokymosi aplinkai ir mokinių pasiekimų gerinimui. Savivaldybei užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas visose seniūnijose, išlaikyta aukšta ikimokyklinio ugdymo aprėptis, o bendrojo ugdymo sistemoje mokėsi 2462 mokiniai. Taip pat stiprintas įtraukusis ugdymas, beveik visi specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai gavo reikalingą pagalbą, investuota į saugią, šiuolaikišką ir kiekvienam vaikui pritaikytą ugdymo aplinką. Savivaldybė nuosekliai stiprino ugdymo kokybę, didindama finansavimą švietimui, kuris sudarė beveik 40% viso savivaldybės biudžeto. Didelis dėmesys skirtas mokinių pasiekimams, gabių vaikų skatinimui, įtraukties stiprinimui ir švietimo pagalbos prieinamumui. Mokinių dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose, įvairiose edukacinėse ir projektinėse veiklose prisidėjo prie platesnių ugdymosi galimybių stiprinimo. Veiklose dalyvavo daugiau kaip 82% rajono mokinių. – 2025 metais augo socialinių paslaugų poreikis, todėl pagrindinis tikslas buvo užtikrinti kuo didesnį paslaugų prieinamumą bendruomenėje. Pagalbos į namus paslaugos suteiktos 228 asmenims, lyginant su 24 metais išaugo, nes 24 186 paslaugos. Dienos socialinė globa namuose suteikta 34 asmenims, integrali pagalba 29 gyventojams. Bendras socialinių paslaugų gavėjų skaičius išaugo apie 24%, tai siejama su senėjančia visuomenė ir kryptingų savivaldybės sprendimu prioritetą teikti paslaugoms žmogaus namuose. Prienų rajono savivaldybėje sporto ir jaunimo sritis buvo stiprinamos kryptingai, derinant fizinio aktyvumo skatinimą, jaunimo užimtumą ir aukšto meistriškumo sporto rėmimą. Finansuotos fizinio aktyvumo ir sporto veiklos 20 sporto projektų skirta 54 000, o aukšto meistriškumo sporto projektams 149 000, sudarant sąlygas rajono sportininkams ir komandoms siekti rezultatų nacionaliniu lygiu. Savivaldybėje įgyvendintos tradicinės futbolo, salės futbolo ir krepšinio pirmenybės, organizuoti bendruomeniniai ir jaunimui skirti renginiai, o už sportinius pasiekimus pagerbti 84 sportininkai, 28 komandos, 9 treneriai ir 4 sportui nusipelnę asmenys. Augantis jaunimo aktyvumas, didėjančios atviro darbo su jaunimu veiklos bei įsitraukimas į savanorystės ir vasaros užimtumo programas rodo stiprėjančią jaunimo įtrauktį ir aktyvią bendruomeninę veiklą.
Atsižvelgiant į geopolitinius ir visuomenės saugumo iššūkius, 25 metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas civilinės saugos sistemos stiprinimui, gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimui ir pasirengimui ekstremaliosiomis situacijoms. Savivaldybei nuosekliai modernizuojamos valdymo ir gyventojų aptarnavimo sistemos. Pradėta naudoti leidimų išdavimo skaitmeninė sistema, tęsiamas kapinių duomenų skaitmenizavimo projektas, kuris šiais metais yra jau baigtas, įgyvendinami priedangų infrastruktūros plėtros darbai bei diegiami modernų sprendimai efektyvesniam paslaugų valdymui. Prienų rajono savivaldybė kryptingai stiprino verslo ir žemės ūkio sektorius, o vienas svarbiausių krypčių tapo daugiau kaip 1 milijonas eurų vertės melioracijos sistemų rekonstrukcijos projektai Vėverių, Išlaužo, Ašmintos, Jiezno ir Kašonių kadastrinėse vietovėse, vykdomi projektai finansuojami ES ir savivaldybės lėšomis, užtikrinant ilgalaikį infrastruktūros atnaujinimą ir geresnės ūkininkavimo sąlygas. Savivaldybė taip pat nuosekliai rėmė smulkųjį ir vidutinį verslą bei kaimo plėtros iniciatyvas, skatindama vietos ekonomikos augimą ir investicinį patrauklumą. Augantis projektinis aktyvumas ir didėjančios investicijos rodo kryptingą savivaldybės siekį stiprinti rajono konkurencingumą ir kurti tvarias plėtros galimybės verslui bei žemės ūkiui. Aplinkos apsaugos priemonėms panaudota 170 000, tai yra daugiau palyginus su 24 metais. Per metus rajone surinkta daugiau negu 10 tonų atliekų, tai yra mažiau negu 24 metais. Taip pat perkelta požeminė atliekų konteinerių aikštelė, sutvarkyta bešeimininkėms atliekoms užteršta teritorija Pakuonio miestelį, stiprintos atliekų rūšiavimo priemonės, atlikti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai Klevų gatvės Stakliškių kaime, įžuvinti vandens telkiniai Prienų ir Jiezno miestuose, išvalytas vandens telkinys Ašmintos kaime. Šie rodikliai rodo nuoseklų dėmesį tvarumui ir aplinkos kokybei. Dėl viešosios infrastruktūros tikrai nesikartosiu, meras įsamiai pristatė. Svarbiausi projektai. Prienų rajono savivaldybė kryptingai investavo į švietimo, sveikatos, kultūros ir turizmo infrastruktūros modernizavimą, siekdama gerinti paslaugų kokybę ir gyventojų gyvenimo aplinką. Švietimo srityje buvo atnaujinama ugdymo infrastruktūra ir stiprinamas švietimo įstaigų prieinamumas. Sveikatos infrastruktūros projektai orientuoti į paslaugų prieinamumo didinimą bei įstaigos modernizavimą. Kultūros ir turizmo srityse investicijos nukreiptos į kultūros paveldo objektų tvarkymą, viešųjų erdvių pritaikymą lankytojams, turizmo infrastruktūros gerinimą ir savivaldybės patrauklumo didinimą. Įgyvendindami projektai sudaro prielaidas ilgalaikiai rajono plėtrai, stiprina vietos identitetą ir kuria patrauklesnę aplinką gyventojams bei svečiams. 2026 metų pagrindinės dėmesys ir toliau bus skiriamas investicijų pritraukimui, kelių ir infrastruktūros gerinimui, socialinių ir sveikatos paslaugų stiprinimui, švietimo infrastruktūros modernizavimui, viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, projektiniai veiklai ir išorinio finansavimo paieškai. Savivaldybė ir toliau sieks užtikrinti finansinį tvarumą bei nuoseklų rajono augimą. Noriu nuoširdžiai padėkoti merui, savivaldybės tarybai, administracijos darbuotojams, seniūnijoms, savivaldybės įstaigoms ir partneriams už bendrą darbą bei atsakomybę dirbant dėl Prienų rajono gyventojų. 25 metų rezultatai pasiekti bendromis pastangomis, siekiant kurti stiprų, augantį ir gyventojams patogų Prienų rajoną. Ačiū. Ačiū direktoriai. Tarybos narius kviečiu paklausti. Loreta Jakinevičienė, prašau. Tai aš noriu taip pat padėkoti direktoriams už darbą, už komandos telkimą. Iš tikrųjų, ataskaitoje, kaip ir turbūt ir pati paminėjote, yra duomenų, kurie siejasi su mero ataskaita, tai praktiškai panašiai tas pats yra.
yra, tai iš tikrųjų aš noriu paklausti jūsų tokį klausimą, kaip jūs pati manot, koks yra jūsų, tarkim, šių metų pats sunkiausias buvo darbas, kurį sekėsi įgyvendinti, tarkim, irgi. Šių metų ar 25 metų? Šių praėjusių, nes jūs už praėjusius metus atsiskaito. Tai gal 25 metais yra centralizuota buhalterija, tai čia buvo iššūkis, kur ir dabar dar mes pakankamai sėkmingai pereinam į naują sistemą. Tai čia taip dar išlieka apleisti statiniai, kurių yra pas mus daug ir mes susidarėm su problema, kaip negalime surasti savininko, jį informuoti ir pradėti procedūras. Gal viskas, o visi kiti einami sprendžiami darbai ir klausimai. Tai aš prisiminsiu, iš tikrųjų jūs labai gerai ir pasakėt pati, kad tas iššūkis centralizuotos buhalterijos, kur opozicija mes irgi turėjom tokį nerimą ir vis klausėm, ar jūs susitvarkysit, jūs sakėte taip, viskas vyksta procesai sklandžiai. Taip. Na, iš auditorės ataskaitos aš nematau, kad tie procesai vyktų sklandžiai. Vis tik yra ir parašyta baigiamasis finansinių ataskaitų parengimo procesas be didžiausios knygos uždarimo. Tai pakankamai rimtas atkreipimas, nes net 12 įstaigų baigė neužsidarę didžiausios knygos. Tai iš tikrųjų čia nelabai pasakyčiau, kad suvaldė šitą vietą. Nu, aišku, sudėtingas, aš nesakau, sudėtinga, bet nepamirškim, kad kiekviena įstaiga dirbo su skirtinga programa, jas reikėjo suvienodinti ir manau, kad šie metai tikrai gal dar bus ir sunkus, bet duos savo rezultatą ir duos teigiamą rezultatą. Jau dabar duoda teigiamą rezultatą, kada mes gaunam išsamius duomenis. Tai aš kol kas tiek, nes gal dar, aš turėsiu dar vieną klausimą, bet matau kelia kiti tarybos nariai. Prašom, Algis Marcinkevičius. Dėl to suvaldymo, tai tik tai pakomentuosiu, kaip aš, pavyzdžiui, galvojau, reikėjo daryti. Tai jeigu darom tokią reformą, mokyklų pertvarką, tai tuo metu nereikėjo imtis buhalterinės apskaitos performavimo, pertvarkymo, nes tokiu vienu metu tokias dvi reformas daryti, čia yra milžiniškas krūvis ir administracijai, ir visom mokyklom, tai tiesiog šito vietoje direktorė mažiausiai kalta, politinis sprendimas buvo socialdemokratų ir manau, kad jis ir buvo blogas. Jeigu jau jį daryti, tai reikėjo pirmiausia vieną pasidaryti reformą, po to kitą. Bet direktoriai, vadovaujate dideliam kolektyvui, 150 žmonių, turbūt dar daugiau. Ir kad ta komanda būtų stipri, reikia kelti jų kvalifikaciją. Ar nemanote, kad ir nemanote, ar nereikėtų jums būti aktyvesniai formuojant biudžetą? Ir jeigu pažiūrėtume praeitų metų išlaidas kvalifikacijai, tai yra 8 000 eurų. Tai juokingai maža suma išdalijus 150 žmonių, sakykime, ten ūkio dar darbininkų yra, kuriem ten valytojom gal nereikia kvalifikacijos, bet tai vis tiek gaunasi suma, po 14 eurų. Tai jūsų kaip vadovės nuomonė, čia gerai viskas, ar reikėtų pasitempti? Čia, žinokit, labai viskas gerai, kadangi mes ne piniguose esmė, o labai daug yra vykdoma nemokamų kursų, kuriuose mūsų darbuotojai dalyvauja. Tai tikriausiai norint pamatyti bendrą vaizdą, tai reikėtų paimti 25 metų, kiek darbuotojai ir kokiuose kursuose dalyvavo. Ir tiesiog pamatytume bendrą vaizdą, kad mūsų darbuotojai labai daug dalyvavo kursuose ir kėlė kvalifikaciją. Ir administracija dar organizuoja mokymus ir čia vietoj, kad, žinot, gali išleisti sumą nuvažiavęs į Vilnių. Ir gali čia pasikviesti ir sukviesti daugiau įstaigų. Apsigyvenęs, pamaitinęs ir gali čia pasikviesti ir išmokyti. Taip. Taip, prašom daugiau, Loreta.
Na, direktorė, aš dar galbūt tokį nepatogų klausimą, vis tik dėl darbuotojo, jūs turbūt puikiai žino, dėl kurio darbuotojo aš tą paklausimą gavau, bet aš klausiau apie lėšas, bet dėja tame atsakymė, kiek buvo savivaldybė išleido lėšų teisminiams procesams ar kitiems atsiskaitimo su darbuotojų procedūrom, aš nieko nerandu. Kaip Jūs manote, Jūsų pačios atsakomybės šiame procese kiek yra ir kiek savivaldybės biudžetui kainavo šis Jūsų sprendimas atleisti darbuotoją? Tai iš tikrųjų labai sunku komentuoti ir greičiausiai tikrai nekomentuosiu, nes tai yra teismo priimti sprendimai, o teismo priimtus sprendimus mes tik vykdome, bet jų nekomentuojame. Kiek kainavo, kiek aš atsimenu, mes teikėm visą pilną informaciją ir tikrai yra pateikta. Aš klausiau žodžiu po tarybos, būtent apie finansus. Vytautė, tikrai visi taip girdėjau. Čia jūs gal tai iš tikrųjų galėsim pateikti, nes dabar taip tiksliai tikrai neatsimenu ir nenorėčiau apskritai kalbėti apie tai. Tai pateiksime. Gerai, nes tai tikrai nėra nieko slapto. Tada dar kartą klausiu. Visiems jau visi girdi dabar, kad pateiksit. Gerai, pateiksim tai. Ačiū Jums labai. Na ką, direktorė, tiek tai sėkmės darbuose, kartais būna ir tokių nepopuliarių sprendimų, ką darysi, dirbant visko atsitinka. Taip. Bet jeigu mūsų žmonės klausia kaip tarybos narių, tai aš manau, kad tikrai prievolė yra mūsų irgi paklausti. Tai ačiū, sėkmės Jums darbuose. Ačiū. Prašom, daugiau. Ar norinčių yra paklausti? Nėra. Tada kviečiu balsuoti ir pritarti ataskaitai. Balsuojam. Frakcija nieko. Ačiū. 20 tarybos nariai balsavo ir 21 tarybos narys pritarė ataskaitai. Ačiū direktoriai, ačiū už jos darbštumą. Tikrai džiaugiuosi, kad turim komandoje žmogų. Taip, toliau svarstome klausimus. Trečiasis darbotvarkės klausimas dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 25 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Violeta Gaidienė. Labą dieną. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos esmė yra ne tik įgyvendinti teisės aktuose nustatytas išorės audito funkcijas, bet ir prisidėti prie atsakingos, skaidraus ir ilgalaikę vertę kuriančios savivaldybės valdymo. 2025 metais tarnyba nuosekliai vykdė savo misiją, tai vertinti, ar savivaldybės turtas ir finansiniai ištekliai naudojami teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai, o sprendimų priėmimas grindžiamas patikima informacija. Atlikti auditai ir pateiktos išvados neapsiribojo vien tik nustatytų netitikimų konstatavimu, bet ir siekiame identifikuoti sisteminės rizikas bei skatinti pokyčius, kurie didintų viešojo sektoriaus veiklos kokybę ir patikimumą. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdėme visas veiklos plane numatytas užduotis, tai yra atlikome savivaldybės 2024 metų ataskaitų rinkinio auditą ir įvertinome biudžeto lėšų ir turto naudojimą. Pateikėme savivaldybės tarybai išvadas dėl finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, vertinome savivaldybės skolinimosi galimybės ir ilgalaikių įsipareigojimų priėmimo pagrįstumą, pradėjome 2025 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių lėšų ir turto naudojimo auditą, atlikome savivaldybės būsto fondo valdymo auditą. Audito rezultatai parodė, kad nors biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos laikantis teisės aktų reikalavimų, finansinės apskaitos, turto valdymo, vidaus kontrolės ir atskaitomybės srityse vis dar išlieka tobulintinų aspektų. Nustatyti netitikimai nėra tik techninio pobūdžio, jie atskleidžia būtinybę stiprinti valdymo ir planavimo procesus ir atsakomybę už viešų išteklių naudojimą. Svarbi tarnybos veiklos dalis ne tik pateikti rekomendacijas, bet ir stebėti jų įgyvendinimą. Būtent rekomendacijų įgyvendinimas lemia realų audito poveikį, tai yra geresnė apskaitos kokybė, skaidresnė lėšų naudojama, aiškesnius sprendimų priėmimo pagrindus. Praeitais metais ypatingą dėmesį skyrėme turto apskaitos gerinimui, biudžeto lėšų naudojimo kontroliai,
socialinio būsto valdymo skaidrumui, vidaus kontrolės stiprinimui savivaldybės įstaigose. Šių sričių pažanga yra būtina siekiant užtikrinti ne tik teisėtą, bet ir visuomenės pasitikėjimą stiprinantį savivaldos veikimą. Mes ir toliau sieksime, kad auditas būtų ne tik kontrolės, bet ir pažangos priemonė, padedanti savivaldybei veikti skaidriau, efektyviau ir tvariau. Veiklos ataskaitoje taip pat pateikėme informaciją apie veiklos organizavimą, veiklos tikslų įgyvendinimą, tai yra finansinį auditą ir jo rezultatus, atitikties auditą ir jo rezultatus, rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, išvadas dėl savivaldybės skolinimosi galimybių, audito kokybės užtikrinimą ir kontrolės tarnybos bendradarbiavimą. Ačiū Violetai. Arūnas Vainogas, prašau. Jau sulaužiai gal paskutinis mėnuo šitai įrangai, bet šiandien. Neišjungdama. Taip, tai Arūnas pasisakė, prašau, Loreta. Na, aš noriu padėkoti vadoviai už darbą. Iš tikrųjų, jūsų ataskaita labai išsami. Aš su ją tikrai susipažinau, vakar jums skambinau, atsakėte į kai kuriuos klausimus, į klausimus dėl fizinio aktyvumo ir sporto veiklaus skatimo projektų skirtų lėšų panaudojimo. Šiek tiek turėjote pastabų. Tai aš manau, kad jūsų darbas yra labai reikalingas ir aš linkiu tik tai ir merų, ir administracijos direktoriai, kad, tarkim, ir jūsų ataskaitose kai kurie planai ir kai kurios tobulintinos sritys, kurias jūs reikėtų šiek tiek atkreipdėmėsi, nes audite labai yra ir dėl socialinio būsto daug pastebėjimų, turėtų kažkaip sugulti ir dėrėti, nes aš to ir pasigėdau. Bet šiaip tai jūsų informacija, tai tikrai kaip tarybos nariams labai informatyvi ir dar aš tik noriu paklausti dėl vieno, ar čia meras gal atsakys, mes kuomet planuojamas yra biudžetas, mes visada kalbam apie tuos nepanaudotus likučius. Tai va, audito jūs sakot, kad tai nieko tokio, kad tai viskas čia tvarkoje. Tai vis tik audito ataskaitoje aš matau, kad 2024 buvo 100,8 tūkstančiai nepanaudotų likučių. Ar čia viskas gerai, ar čia taip? Tai aš galiu pakomentuoti, dažniausiai nepanaudotos tai yra deleguotos lėšos, kurios yra pagal tam tikrus rodiklius ir jeigu, tarkim, ar vaikų mažiau, ar ką, tai jas ir privalai gražinti ir viskas, nėra pasirinkimų. Šiaip, kad tokių gražinimų, kad turėjom galimybę panaudoti, va kaip anksčiau dar būdavo kelių ar ką, tokių nėra tikrai ir viską sklandžiai gana įgyvendino. O dėl rekomendacijų kontrolierių, tai irgi pastaruoju metu tas su administracija kontaktas gana dalykiškas ir kartais tie trūkumai sprendžiami čia ir dabar ir ne viskas gula į ataskaitas. Matyt, toks ir tikslas, kad veikla būtų kuo efektyvesnė. Tai ačiū kontrolieriai, man vakar ir kai skambinau šiek tiek kartų, tai ir sakė ir kontrolieriai, kad vis tik ir su administracija, ir su koma vyksta darbas, ir reaguojate į pastabas, ir, tai ką, sėkmės visiems. Taip, o darbuotojams visada turi suteikti galimybę dirbti, inicijuoti, kartais ir suklys gali, tai jeigu atimsi tą galimybę, tai tiesiog darbas bus ir neefektyvus, ir be idėjų, be sumanimų. Taip, Jonas Vilionis, prašau. Aš noriu paklausti dėl tų neremtų čekiukų. Kaip jūs jaučiaties, kadangi mes visi buvo nustatyta tvarka, mes buhalterijai pristatydavom tuos čekiukus, lyg tai gerai viskas, bet per tiek metų jūs nieko nepadarėte ir paskui visi dabar čia
jeigu tai paėmus, kiek visi nukentėję ir da nukentės, da kurie, sakykime, susimokėjo ir prisipažino, tai jis prokuroras sako, mums nereikia ieškoti, jūs jau prisipažinot, nusikaltę esat. Nu. Ir tai da čia ne visi, o Loreta dėkavoja, kad Pucevičių išvėjo iš tarybos. Klausykit, Jonai, tikrai šito sakinio aš nesakiau, tai turėsit atsiprašyti. Loreta, nesiginčykim. Ne, bet žinokit, čia yra šmeižtas. Humoristiškai aš pasakau tą. Tai va, tai žodžiu, jūs uoliai labai atidavėt Tapinu, ten visą paruošėt ataskaitą, atidavėt visus mumis, tai tam teismui viską. Tai kodėl jūs anksčiau? Ir ta buhalterija, juk aš atnešiau, aš, pavyzdžiui, turėjau 4 mašinas. Ir visos... Gerai, Jonai, visko nepasako, klausimas... Tai va, tai kodėl jūs ir vyriausybės atstovas buvo, tai kodėl mes, jeigu nevykdėm, to dabar kitose savivaldybėse iš vis nereikėjo nieko, o dabar visus šią teisę turim susimokėti ir čia mes vieni tapo nusikaltėliai, kiti gal taps nusikaltėliai. Man kaip aš va toj prokuratūroje buvau, sako, tai čia mums dar 10 metų darbo yra, supranti. Tai va, tai aš sakyčiau, jūs ir nedažiūrėjot, jums reikėjo ir įspėti, nors 1 metų, per tiek metų patikrinti ir pasakyti, kurie čia mes ką blogai darom. O dabar niekas nieko ir visi žiūrim, kaip čia mums visi įsisok. Aš galiu atsakyti šitą. Tai dar aš tik tai tavo. Ir supranti, prokuroras sako, tau pateikė viską, paskui turėjai eiti į teismą, įrodinėti, teismas, reiškia, tau numažina. Ir paskui, sakau, tai tam prokurorui, tai ir pats to įstatymų nesupranti, jeigu taip pasidaro, kad teismas, reiškia, tave išteisina. Gerai, tai suprato turbūt klausimą, Violeta pakomentuos. Aš galiu atsakyti, kad mes pagal savo kompetenciją, savo darbą atlikom tiek, kiek mes turim įgaliojimų. Mes nesam teisėsaugos institucija ir mūsų savivaldybės situacija, kai ne pagal reglamentą buvo išmokėtos išmokos, iš tikrųjų labai mažos sumos. Ir visi tarybos nariai ne pagal reglamentą išmokėtas lėšas grąžino. Tai mūsų kompetencija čia ir pasibaigia. Taip, kad mes tikrai, mūsų požiūrį savivaldybės situacija, nei buhalterija išmokėjo tarybos nariams daugiau, nei priklausė ir, kaip minėjau, ne pagal reglamentą, tik labai nedidelės sumas. Nesiginčykit, čia po posėdžio kavos metu galima bus pasišnekėti, bet čia šaukštai po pietų. Jonai. Ne. Čia reikėjo šnekėti prieš 10 metų, 5 metus. Gerai, daugiau norinčių paklausti kontrolierės. Algis Marcinkevičius, prašau. Aš tokį grinai techninį klausimą, man įdomu labai. Rašote ataskaitoje, aiškinamajame rašte, kad tarnyboje yra viena IMT grupė, baldai ir biuro įranga. Šiai grupė yra nustatytas naudingumo tarnavimo laikas, kompiuteriai ir jų įranga 4 metai. Ar čia visur ir visiems tokia, nes kompiuterių gan daug ir reiškia, kas 4 metai turėtų visa administracija keisti? Ne, čia yra naudingo tarnavimo laikas, tiesiog nusidėvėjimas skaičiuojamas 4 metais. Supratau. Nusigandau, galvoju, kas 4 metai pakeisti. Tiesiog čia yra finansiniai duomenys pateikiami veiklos ataskaitoje, taip kaip reikalauja teisės aktai. Supratau. Jų išmest nereikia po 4 metų. Ne, neišmeta niekas. Gerai. Taip, daugiau klausimų nėra, tada kviečiu balsuoti ir pritarti ataskaitai. Ačiū. Balsavimas įvyko, 21 tarybos narys pritarė, 1 nepritarė, 1 susilaikė, 1 nebalsavo, ataskaitai pritarta. Arūnas Vaidogas, prašau. Aš norėjau paklausti, Birutis gal atsakys, ar nuo ataskaitų reikia nusišalyti ar ne? Supratau, ačiū. Taip, toliau svarstome klausimus ir 4. darbotvarkės klausimas.
dėl uždarosios akcinės bendrovės Prienų butų ūkis 25 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitų patvirtinimo. Algis Valatka pristatys, o formatas, kaip minėjau, porą minučių ir klausimai. Nes tikrai ataskaitos visų pateiktos įsamios, kaip čia ir minėjo ir Loreta, daug vertingos informacijos jose yra ir viską galima paskaityti. Prašom, Algi. Labą dieną visiems. Praėjusiais metais mūsų bendrovės finansiniai rodikliai palyginus buvo neblogi negu praėjusiai, dirbom pelningai. Pagrinde mes atliekame komunalinių ūkio paslaugas, daugiabučių namų administravimą ir priežiūrą ir toliau tęsim daugiabučių namų atnaujinimą. Aišku, mes turim jau tik tai didesnius visus namus renovavę. Tikrai Lietuvos mastu tikrai sėkmingai dirbam. Ir dabar atnaujinom po truputį mažesnius namus, pernai irgi 3 atnaujinom ir toliau yra pateikta ir paraiškų ataskaito, pažymėję viską. Toliau mes vykdami savo veiklą atsižvelgiam į akcininko lūkesčius, juos stengiamės įgyvendinti. Toliau taip pat noriu pabrėžti, kad mes glaudžiai bendradarbiaujame su rajono biudžetinėm įstaigom ir šiandien yra daug vadovų, darželių, mokyklų, stengiamės kartais ir net lygintinai kokią smulkenėlę, bet tiesiog tikrai smagu, kad galim padėti ir bendradarbiauti. Ir pabaigai noriu labai padėkoti kolektyvo vardu savivaldybės vadovams, specialistams visiems savivaldybės, seniūnėjams, kad mes galim aptarti svarbius reikalus, priimti sprendimus ir sėkmingai vykdyti savo veiklą ir atlikti savo pareigas. Tai ačiū. Ačiū Algiui. Prašom tarybos nariai. Loreta. Na, aš tikrai noriu padėkoti vadovui, visai jūsų komandai. Iš tiesų, kas liečia daugiabučių renovaciją, tai tikrai tai jūsų dėka tas miestas gražėja, nes jūs daugiausia prisidedat prie daugiabučių renovacijos, nes pati susidūriau, tai tikrai tai pagarba, nes nemanau, kad mes čia nei vienas turbūt neturėtume prisimti tiek nuopelnų, kiek jūs dėl tos renovacijos. Tai mano nuomonė. Na, iš tiesų, netgi pati ataskaita jūsų labai ir įdomiai pateikta, ir veiklai, ir prognozės. Tik aš dabar, kaip jūs sieksite ne mažiau kaip 5 procentai kapitalų grąžos įmonės augimą? Kokios priemonės tos? Čia priklauso nuo pajamų, išlaidų ir yra rodiklis paskaičiuojamas. Jūs paskaičiavot, kad jūs pasieksit. Nu tai šaunu, tada sėkmės darbuos. Ačiū. Ačiū, Rasa Juocevičienė, mačiau. Taip, aš tiesiog norėčiau pritarti Loretai ir sakyti, kad vaikščioti po miestą yra tikrai smagu, gražu. Tai tikrai ačiū jūsų visų darbuotojų ir jūsų vadovaujamos įstaigos dėka. Svečius vedžioti tikrai nesarmata. Bet norėčiau dar paklausti, o su kokiais iššūkiais susidurėte? Praėjusių metų pagrindinis iššūkis buvo, kai oro sąlygos buvo tokios, kad prieš 5 minutės viskas gerai, neslidu. Po 5 minučių lijundra, tai greitai turėdavom operatyviai reaguoti. Ir tai buvo ne 1, ne 2 dienas. Bet galim pasidžiaugti, kad palyginus tvarkingai padaryti, gyventojai nepatyrė sunkių sužalojimų ir traumų. Ačiū. Kas dar norėtų? Strampickas, prašau, Julio. Čia prie tų pagirų ir aš labai norėčiau prisidėti, tikrai ir gyventojai sako, kur bedursi pirštu, Prienuose, ten būtų ūkis darbuojasi. Ir ten darbuotojai tikrai labai matosi stiprus judesys. Taip pat norėjau kaip ir pagirti ir pasakyti, kad tikras talentas irgi yra vadovas, nes pasižiūrėjus pagal vidutinį darbo užmokestį, jisai tikrai nėra didelis ir išlaikyti darbuotojus turėtų būti sunku, bet tikrai turbūt administracinė komanda ir geras ryšys pačioje darbuotoje, gera aplinka turbūt juos išlaiko tenai, tai labai didelis pagiros. Ačiū. Kas dar norėtų
pagirų pasakyti. Iš ties, Algis Marcinkevičius, prašau. Aš dėl pagyrų jau aišku, kad prisidedu, bet man atrodo, kad šito vietoje didžiausią galimybę pagirti turi meras. Jis tiesiog gali skirti didesnį vadovui darbo užmokestį ir viskas čia gerai. Nu, manau, kad jis įmonių vadovus vertinu ir, aišku, visi lūkestį dėl darbo užmokesčio tikrai turi gal didesnį, bet dabar yra sistema vertinimo, skatinimo sistema už rezultatus, už užduotis ir tas metinis priedas yra, gauna tikrai. Aš galiu įsiterpti. Šio klausimo viskas gerai. Gerai, kas dar norėtų paklausti, pasakyti, aš irgi prisidedu tikrai, mūsų šiaip visos įmonės dirba gana, kaip čia pasakyti, atsakingai ir, tinkamai prižiūrimas miestas ir galvoju gerai, kad mes turim savo įmonės. Va čia dėl priežiūros miesto, kas neturi, susiduria su tom problemom, nes, ką ir Algis sakė direktorius, kad kartais yra tokių darbų, kurie neįtraukti į sutartį, neįtraukti į prižiūrimas teritorijas, čia dabar reikia, ima ir patvarko. Tai tikrai ir arba įstaigom, jeigu kažkas iškyla, tikrai griebėsi, aš kartais net stabdau Algį, kad prisijima papildomų darbų, o žiūriu, kad ir pas mus nenukentėtų, žinot, tų norinčių paslaugas samdyti kartais yra daug. Taip, Juliau, prašau. Dar norėjau pasakyti, kad labai daug prisideda prie renovacijų, bet pačio būtų ūkio pastatas nerenovuotas, reiktų batsiuvys be batų. Viduje renovuotas. Kaip kažkada šitie viešųjų ryšių įvairūs iš Baltarusijos net rašė apie mus, kad iš gerosios pusės, kad renovuoja namus, įstaigas, o jų pačių pastatai dar nesutvarkyti iki galo. Tai ir jiem ateina eilė ir manau tikrai teisinga pastaba, kad ir būtų ūkio pastatui reiktų jau dėmesio. Jonas Vilionis. Tai kadangi gėrė, tai aš pasakau, jisai tikras gaspadorius yra, kad numetį nuorūką, ką jisai pakelė. Bet aš sakyčiau, kai pasakė, kad tai gal tikisi naują būtų ūkių, tą kažkur pastatysim jam, ne? Žinokit, su tom statybom va ir mes, kai socialinius būstus renkamės, vis buvo ta praktika, nuperkam butą, dažniausiai, kad jau jis būtų geros būsenos, bet pagalvojom, kad lieka tų namelių ir medinių, kurie ir toliau mus kaip čia nepuošia, apleisti. Tai va ir savo dabar įsigryninom ir socialinius būstus, kuriuos tvarkom, kad jie būtų sutvarkyti, kad būtų renovuoti ir neskeičia mūsų ir miesto, ir miestelių vaizdą. Tai galvoju, kad ir kitaip reikia. Kartais, kad ir kainuoja nemažai, negriebti vien naujų, bet ir tuos senus, visai geros architektūros pastatus renovavus, jie labai visai net papuošia mūsų kraštą. Aš dar labai trumpai. Mes praeitais metais ūkinį atsiremontavom ir kiemą įsiasfaltavom, tai taip, kad pagal savo galimybės mes tikrai daug padirbėjome. Taip, dar Jonas Vilionis. Ir balsuosim. O kaip dabar gerai renovuojam tuos namus, o šitie mediniai lūšnynai, visi centriniai gatvė, kokia jų ateitis? Renovuojam, Jonai, kada reikėtų jūs pavežiuoti po miestą, yra tokių... Yra jau renovuotų. Pažiūrėkit, dabar įtrauktų į renovaciją yra virš 10 turbūt... medinukų. Tai visko yra. Yra dar privačių, tikrai yra apleistų ir taip. Privatus nieko nepadarysi. Taip, klausimų daugiau nematau, kviečiu balsuoti ir pritarti ataskaitai. Nes turim pasivyti reglamentus. Tuoj kavos pertrauka, 13 pietus. Jei nespėsim, darysim pietų pertrauką vis tiek ir grįšim po pietų. 23 tarybos nariai balsavo ir pritarė ataskaitai. Ačiū. Toliau kviečiu ataskaitą pristatyti Paulių Minailą.
dėl uždarosios akcinės bendrovės Prienų šilumos tinklai 25 metų finansinių ataskaitų rinkinio veiklos ataskaitos patvirtinimo. Tai laba diena, gerbiamas merė, tarybos nariai. Tai visų pirma, tai norėčiau padėkoti jums visiems už 25 metus, kad pritarėt mūsų iniciatyvom. Pagrindiniai galbūt darbai 25 metais, visų pirma, tai dirbom pelningai, ko norim pasidžiaugti. Turėjom pelno apie 60 000. Pagrindiniai tokie darbai tai buvo kamino įdėklas pramonės katiliniai, kur investicijos siekė beveik 80 000 ir šilumos trasa į Revonos mokyklą, muziejų. Tai ten siekia investicijos 122 000 eurų. Tai va tokie buvo pagrindiniai galbūt darbai. O gal turit kažkokių klausimų, tai mielai atsakysiu. Taip, prašom. Tikrai šilumos tinklus irgi norėčiau pagirti. Tai moderni įmonė ir gerokai modernesnė negu buvo, kai išnuomavę privatiem. Direktorius nestokoja iniciatyvų, vis nerimsta. Taip ir turėtų dirbti įmonė, nelaukdama, nenugyvendama, žiūrėdama į priekį. Taip, prašau. Loreta. Jau norėjau balsuoti. Aš tik vieną klausimą dėl vartotojų skolų. Ar čia yra reikšminga suma, kiek aš čia suprantu, tai yra 16 641, ar čia... Jos labai vasaros metu, kadangi sumoka daugiau, nes čia vis tiek imta sausio 1 dienai, tai kada prasideda tas šildymo sezonas, yra tų, kurie nemoka ir vasaros metu tos skolos pamažėja. Aišku, didžiąją dalį tų skolų dažniausia, kad sudaro socialiniai būstai. Supratau, nes norėjau klausti, kas tikslinė, kokia daug maž grupiai socialiniai būstai. Ta prasme, jinai ten auga proporcingai visą laiką. Tai ten turim tą jautrią grupę, kuri... Nu jo, čia reikia suklust. Gerai, ačiū kol kas. Algis Marcinkevičius. Ar aš nerandu, ar nėra audito išvados? Yra pateikta mūsų puslapyje. Neradau. Nemoka ieškoti. Mindaugas Rukas. Tai aš pasinaudosiu progą visiems padėkosiu vadovom, administracijos direktoriui pamiršau padėkoti už tikrai puikų darbą ir Pauliui, kuris kartais telefonu man ilgai ir kantriai aiškina, kaip ta sąskaita tokia atsirado. Ir visiems švietimo įstaigos vadovom ir labai džiaugiuosi, kad ir merui tikrai turbūt smagu, kad turi tokius stiprius vadovus ir kasdieniai darbai atliekami labai atsakingai. Tai ačiū visiems vadovom. Ačiū. Nėra daugiau rankų, kviečiu balsuoti ir pritarti tą. Ačiū. Viskas jau paleidavo tą balsavimą. Po balsavimo prie kito prisidurs. 23 tarybos nariai balsavo ir pritarė ataskaitai. Tai toliau ataskaitą pristatys Rimantas Ignatavičius dėl uždaros akcinės bendrovės Prienų vandenys 25 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos patvirtinimo. Įjungs, nejung. Gerai. Labą dieną visiems. Tai norėčiau pristatyti mūsų ataskaitą. Įmonė pernai metais dirbo irgi pelningai. Labiausiai džiugina, kad auga mūsų tiek vartotojų prisijungusių kiekis, tiek bendri pardavimai. Kas liečia mūsų investicijas, tai pernai metais investavom pagrindę į esamų, sakykime, tinklų tobulimą. Tai antro pakelimo stotelė Prienų mieste Ropių gatvėje, Minties gatvės rekonstrukcija Veiverių miestelėje, atitinkamai šulinių remontai, Brundzos gatvės nuotekų tinklų tvarkymas, papildomai įsirengėm saulės elektrinę bendrai 85 kW, kas mums, sakykime, mažina elektros sąnaudas. Ir įmonė grubiai investavo pernai apie 400 000 į visus to patobulinimus. Didžiausi darbai, kur, sakykime,
gal labiau prasidėjo pernai, bet truks dar šie ir dar kokie 2-3 metai, tai bendras europinis ir su ES parama, savivaldybės parama, tai tinklų tiesimas nuotekų ir vandentiekio 7 gyvenvietėse Prienų rajone, kur bus suma bendrai skaičiuojama apie 10,5 milijono. Tai kol kas tiek, laukiam klausimų. Aš irgi gal norėjau padėkoti direktoriui ir jo komandai už tą iniciatyvą prijungti naujus vartotojus, ko anksčiau mums tikdavo ir kažkaip įmonė būdavo stabdys toks. Neturim pinigų, nėra galimybių ir nėra. Tai tas geras ženklas ir dėl to, kad investuoja dėl infiltracijos suvaldymo, nes kuo mažiau patenka į tinklus iš visų, kaip čia, vietų, kur vanduo stovi arba aukštai gruntinis vanduo, tai tuo mažina mūsų išlaidas ir mūsų vis tiek noras, kad ta kaina nedidėtų, nes kaina, nors dabar pasakys, gal direktorius šiek tiek jau pasidarė konkurencingesnė, bet ji yra aukštoka ir investavę tas europinės lėšas, galvojom, kad tikrai turėtumėm turėti ir daugiau vartotojų, galbūt šiek tiek sušvelninti ir tą kainą. Tai dėl kainos, žinau dabar nauja patvirtinta kaina, Tai mums patvirtino, sakykime, praeitą savaitę naują kainą, tai nuo Liepos 1, šiandien rytoj paskelbti ir nuo Liepos 1 įsigalioti, tai mūsų bendra kaina turėtų mažėti 6 centais, kas liečia, tai atitinkamai už vandenį ir nuoteką būsim 8 vietoje Lietuvoje. Šiek tiek didės abonentinis mokestis, bet įmonė mažom tai sumažės. Čia, kur mažos įmonės mus spaudė ir tikrai buvo didokas mokestis. Taip, Julius Trampickas. Tai va, aš ir norėjau apie tą kainą pasakyti, kad žiūrėjau mes, analizuodamas ataskaitas irgi ir butų ūkio, ir šilumos tinklų, ir matėm, kad pelnas butų ūkio buvo 36 turbūt tūkstančiai, apie 60 tūkstančių buvo šilumos tinklų, o vandenų buvo apie 160 tūkstančių, o tarp savivaldybių esame tikrai labai prastoje vietoje. Tai va, man buvo įdomu, koks tas bus planas ir investicijų, kad ten mes geriau pasirodytumėm, bet dabar, kaip pasakė, kad ir kaina mažės ir jau būsim 8, ne 2 turbūt Lietuvoje pagal kainą, nes netgi ir kolegos dirbo privačiam versle ir turim padalinių ir Kaune, ir kituose miestuose. Tai kartais, kai pristatinėjau tą savo padalinio skaitosi ataskaitą, tai jie tikrai pamini, sako, ar pas jūs tikrai ne mineralinis vanduo bėga iš to čiaupo, tai turim tokių pastabų visada. Tai gal ne tik vanduo, bet pačios nuotekos irgi tą išdidina kainą ir yra taip. Prašau, Loreta. Na, iš tikrųjų, tai iššūkių įmonė turi daug, didelį, keliaujate pirmin, tai ačiū ir jums, ir komandai, bet aš dar tokį vieną gyventojų klausimą gavau, žinau, kad jūs vargstat su tais gręžiniais be šeimininkais iš Dukurnonių kaimų gyvenvietės ir jie buvo kreipęs ir į savivaldybę ir sakė, negavo atsakymą. Tai savivaldybė gavo prašymą ir jau ne pirmą. Bet sakė, jie dar atsakymų kol kas negavę ir jau seniai tas prašymas. Tai bet šiaip aplamai, kodėl neatsakyta, tada gal meras pakomentuos, bet su tais be šeimininkės ar daug mes dar turim tų tokių gręžinių rajone? Žinokit, įmonė šitos informacijos tikrai nerenka, mes žinom. Tasme yra tik tai savivaldybės patvirtintas infrastruktūros planas, kuriame yra numatyta, kuriuose gyvenvietėse bus ateityje vanduo. Tai Dukurnonis į tą papuolą, tai centralizuota. Tai mes tikimės, kad šiais kitais metais 3 gyvenvietėse, tai Klebiškį, Jiestrakį ir Mauručiuose įrengsim naujai vandenvietę su, kaip sakant, su tinklais per gal europinį. Tai šitos įrengus dar lieka, jei bijau pameluoti, bet grupė apie 12 gyvenviečių, kuriuose, sakykime, įmonė ar su savivaldybės pagalba kartu turėtume įrengti centralizuotą vandenį. Kitos gyvenvietės, kad jų yra daugiau, bet jos į šitą planą nepapuola, tai čia jau turėtų, kaip sakyti, savivaldybė ar gyventojai patys spręsti tą klausimą. Įmonė tikrai prisideda ir prie Dukurnonių, ir prie kitų gyvenviečių, jeigu reikia pagalbos šitą su savivaldybė, su seniūnais bendradarbiaujant, bet jie šiai dienai nėra mūsų vartotojai.
Čia galiu aš pakomentuoti Jo, Mere, apie pakomentuokit, Dukurnonis, nes aš gavau nežinau, laišką. ne vieną jų prašymą gavę ir kaip direktorius minėjo, na, mūsų taktika tokia, kad kol bendruomenė pati administruoja, tai tikrai su jais nekonkuruojam ir stengiamės jiem padėti per savo įmonę arba net kartais per savivaldybės statybos skyrių kažką padaryti darbus, kad jie dar ir toliau galėtų administruoti, nes nėra ką iš jų priimti. Ir tas perėmimas dažniausiai tai ten būna viskas nugyventa, ten daug investuoti, tarkim, į vandens gerinimą tokioj gyvenvietėje, tik tai reikėtų apie 100 000. Nes jie kol patys tiekia, tai jiem nėra tokių reikalavimų, bet kai mes perimam, tai tada ir nugeležinimai, visi tie įranga ir jie automatiškai visiemgi kelia išlaidas. Tai toks valdymas yra, bet tikrai ir dėl Dukurnonių dar galvojama, ką ten daryti ir nepaliekamos tos gyvenvietės. Nes ten sakė, atliekos kažkaip bėga, ten yra problemas tuo. Tai buvo ten, bet man atrodo sutvarkė. Ten, tikrai yra jų prašymas, mes jį privalom atsakyti, nežinau, jeigu vėluojam, tai nepateisinama, turėtumėm atsakyti, kad ir gal tarpinis atsakymas, bet turėtų būti. Tai susieksim. Algis Marcinkevičius. Aš iš tikrųjų nesu didelis finansų analitikas ir negaliu suskaičiuoti ir pamatyti, kaip iš tikrųjų reikia skirstyti finansus ir dėlioti tokioje įstaigoje, specializuotą įstaigą. Iš tikrųjų ir sudėtinga valdyti finansus. Bet šiandieninis skaičius, tas pelno rodiklis, jisai tikrai gana aukštas, kai tuo tarpu ir kaina viena aukščiausių. Tai man kažkaip galvojasi, kad gal reikėtų susidėlioti prioritetus. Atsakysim, Algi, dėl kainos. Čia yra vienas niuansas, kurie neįvertina. Dėl turto perdavimo, man atrodo, yra tas pelningumas padidėjimas ir nėra čia, kad finansinis rezultatas. Tai tikrai jis truputį Tai vienas dalykas, sakykime, vertas dabar, kur ir mums patvirtino naują kainą, jie kasmet taip daro, jie numato mūsų pardavimus ir planuojamas išlaidas. Jeigu mes, tarkim, nuo šitų metų, šiais metais turėsim daugiau pardavimų, negu vertas paskaičiavo, atitinkamai sumažysim savo tam tikras išlaidas, tai kitais metais vėl mūsų pelnas bus didesnis, bet vertas tada skaičiuodamas kitų metų kainą, jie dar pamažės kainą, nes, sakykime, tą, ką mes iš vartotojų gavom, jie sumažins kainą, vartotojai kitais metais mažiau mokės. Nes vandenų situacija taip yra, kad jie paplanuoja, kiek turėsim gauti ir jeigu kažkokios mūsų papildomos išlaidos, tai jie tik perskaičia kitais metais įtraukia į kainą, jeigu vartotojai permoka, tai jie kitais metais mažina kainą. Tai tas, sakykime, pelnas, jisai yra numatyta pagal įstatymą, kad nuo kainos, man atrodo, iki 5%. Iki 5% negali reguliuojama. Tai jeigu mes kažkuriais metais tą pasiekėm geresnį rezultatą, tada mums sekančiais metais mažina kainą. Dabar dar jūs ir pakalbėjot, kad abonentinis mokestis didės. Tai aš vis tiek galvoju, kad gyventojui visą kitą jam ne visai rūpi, kaip ten kas vyksta viduje, esmė, kiek jisai sumoka per mėnesį. Tai tas ir vėl abonentinio mokesčio pakėlimas, kaip ir kaina, vis tiek nesumažėja žmogui, nes sumažėja, sakykime, kaina ten už vandenį ir nuotekas, bet abonentinis padidėja ir vėl viskas kaip ir stoja į savo vietas. Ir taip įdomu, nes jūsų pasižiūrėjus institucijoje dirba 25 žmonės, tai yra nedaug. 35. Kaip? 35, taip. Tai nėra daug, nes darbų baras didelis ir daug įvairiausių veiklų ir aš nelabai suprantu, kodėl ta kaina šitaip nepavyksta niekaip sumažinti. Ar ties tuo per mažai dirbama, ar dar kažkaip, bet kaina vis tiek jūsų turėtų būti, manau, visų metų, viso laiko, viso darbo pagrindinis rodiklis, kad kaina gyventojams kiek įmanoma būtų mažesnė. Aš norėčiau įsiterpti šitoj vietoje ir pasakyti, tikrai mes čia visko neišdiskutuosim, čia reiktų panaudoti ir komitetą ir dėl to padiskutuoti, nes labai daug informacijos ir mes užtruksim. Tai daugelį dalykų, man atrodo, Algi ir jūs žino dėl kainos ir kainos lūkesčio, kad ji bus maža, neturim turėti, mes turim kaimiškųjų vietovių, prijungiam daug tinklų, kurie neneša pelnų, bet negalim palikti žmonių atskirti, kaip suprantat, ir tikrai tą reikėtų daryti. O vartotojų noras prisijungti rodo, kad ta kaina tikrai nėra atgrasanti ir tuo keliu reikia eiti. Tai kaip ir nekartą esu minėjęs, vienintelis dalykas, kas mažintų kainą, tai yra naujų vartotojų prisijungimas. Tai atitinkamai,
Pernai pradėjom, šiemet su savivaldybė baigsim Veiverių vieno kvartalo prijungimą, turėtum mėnesio bėgi prasidėti darbai, tai kaip pavyzdys Veiveriuose pas mus pardavimai vandens išaugs trečdaliu, tai tas atitinkamai po metų sugrįš į kainą, kad visiems mažėjimas. Taip, direktoriau, bet čia žinot kaip yra, kai kaina auga, tada tas vartotojas... Bet aš norėčiau nutraukti diskusijas. Tikrai dėl kainos jūs pasilikit laiko, mes galim ir bet kuriam posėdį komitete padiskutuoti ir išsameu atsakyti šitus. Rasa dar, prašau. Iš tiesų direktoriui reiktų padėkoti turbūt už tą entuzijazmą. Ne visos problemos greitai sprendžiamos, tai yra suprantama, bet aš kaip vartotojų tokį klausimą norėčiau užduoti. Skanus, geras vanduo, bet labai kalkėtas. Ar yra kokia prognozė, nes tikrai ir iš vartotojų, ir kaip pati vartotojai, ir daug žmonių būtent kelia šį klausimą. Ar yra kokia perspektyva, kad jis bus kitoks, ar jau ir liksis? Šiai dienai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus vandens kietumas nėra reguliuojamas. Mūsų darėm tyrimus, vandens kietumas yra vidutiniškai arba šiek tiek aukščiau negu vidutiniškai kietas pagal nustatytas. Tai ir mes neįpareigoti vandens kietumo, nes tai yra kalkės, tai yra mineralai. Tai jeigu žmogui, kaip sakyti, kažkam sveika. Jis yra sveika, tinkamas gerti, tik tai vis vizualiai, kai ištirpsta, nulieka kalkės, mineralai. Tai šitą jau, žinokit, vartotojas... Pats vartotojas turėtų reguliuoti šitą. Visoje Lietuvoje. Loreta, prašau. Aš trumpą, tada gal negirdėjau, nuo kada tas abonentinis mokestis didės ir kiek jis didės. Tai nauja kaina, jeigu spėsim padaryti, įsigalios Liepos 1. Taip. Palaukit, čia kažkur buvau pasidėjęs. Nesklausiu. Ir abonentinis gyventojams bus su PVM 2,99 €. O buvo, man atrodo, euras. Kaip sakot? O buvo kiek? 2,18 €. Ai, 2,18 €. Taip. Gerai, daugiau klausimų, Julius dar. Nes kavos pertrauka jau... Norėjau paklausti, bendra suma su vandens kaina ir su abonementiniu, jinai kiek nors mažės, ar jinai išliks tokia pati, jau bendrai sudėjus abi dvi? Tai čia priklauso, kiek gyventojas naudo. Šiai dienai pagal verto duomenis mes esam 14 vietoj pagal, kaip sakyt, šeimos, kaip sakyt, krepšelį išlaidos vandenį. Tai sudaro 1,6% šeimos kaip išlaidų. Taip. Ačiū, daugiau klausimų nematau, kviečiu balsuoti ir pritarti ataskaitai. Balsavimas baigėsi, 23 tarybos nariai balsavo ir pritarė ataskaitai, skelbiama kavos pertrauka, žiūriu, 11 valandą renkamės.